Rasta šaknis x lygu 9 patenka į apibrėžimo sritį, taigi atsakymas 9. Antra dalis. Iš vieno logaritmo atimamas kitas. Naudojantis štai šitą formulę, padalinu tai, kas yra po logaritmais, o skaičių dešinėje pusėje paverčiu logaritmu. Gaunasi tokia lygtis. Pagrindai vienodi, todėl ir tai, kas yra po logaritmais, yra lygu. Gaunasi lygtis. Du trečiųjų yra 8. Padauginu abi pusės iš x minus 1. Atskleidžiu. X'us perkeliu į dešinę, skaičius į kairę. Sudedu. Abi pusės padalinu iš 7. Gaunasi x lygu 5/7. Patikrinu apibrėžimo sritį. Tai, kas yra po logaritmu, turi būti daugiau už 0. X minus 3 turi būti daugiau už 0. Taigi, x turi būti daugiau už 3. Rastas sprendinys 5/7 nepatenka į šią apibrėžimo sritį, todėl šaknų nėra. 8 uždavinys. Duota sekos nario formulė. Pirma dalis. Prašo rasti A1 ir A2. Pirmam nariui vietoj n statau 1, gaunasi -1. Antram nariui vietoj n statau 2, gaunasi 2. Antra dalis. Prašo įrodyti, kad tai aritmetinė progresija. Aritmetinė progresija yra tokia seka, kur bet kurių šalia esančių narių skirtumas yra visą laiką toks pat. Jeigu aš parodysiu, kad iš an plus 1 atėmus an gaunasi konkretus skaičius, bus įrodyta, kad seka yra aritmetinė progresija. Taigi iš an plus 1 atimu an. An plus 1 yra toks, antasis yra toks. Atimu. Atskleidžiu. Sudedu panašius dėmenis. Gavome konkretų skaičių. 3. Taigi įrodėme, kad seka yra aritmetinė progresija. Trečia dalis. Prašo rasti pirmų 200 narių sumą. Sumos formulė yra štai tokia. A1 žinome, D žinome, įsistačius skaičius gaunasi 59 500. 9 uždavinys. Tadas pirko 2 sklypus. Po 2 metų pardavė. Pirma dalis klausia, už kiek pardavė abu žemės sklypus. Kadangi pelno gavo 40%, vadinasi, pardavė už 1,4 karto daugiau nei pirko. Gaunasi 315 tūkstančių. Pasižymiu N namų valdos sklypo kaina, U ūkio paskirties sklypo kaina. N2 namų valdos kaina po 2 metų, U2 ūkio paskirties kaina po 2 metų. Pasakyta, kad už namų valdos žemės sklypą gavo 50%, o už ūkio paskirties sklypą 25% pelno. Vadinasi, pardavė namų valdos sklypą už 1,5 karto daugiau nei pirko, o ūkio paskirties sklypą pardavė už 1,25 karto daugiau nei pirko. Už abu sumokėjo 225 tūkstančius, tai pirma lygtis, abu pardavė už 315 tūkstančių, tai antra lygtis. Gaunasi 4 lygtis ir 4 nežinomieji. Mūsų prašo rasti N2, už kiek pardavė namų valdos žemės sklypą. Jeigu antroje lygtyje vietoje N2 įstatysiu tai, kas parašyta čia, o vietoj U2 tai, kas parašyta čia, gausime 2 lygtis su 2 nežinomaisiais. Jeigu mes rasime N, lengvai rasime ir N2, tai, ko mes ieškom.
Iš pirmos lygties išsireiškiu U. U išraišką statau į antrą lygtį. Gaunasi tokia lygtis. Atskleidžiu. Skaičių perkeliu į dešinę. Sudedu. Padauginu abi pusės iš 4. N gaunasi 135 tūkstančiai. N2 yra N kart pusantro. Sudauginu, gaunasi, kad namų valdos sklypą pardavė už 202 500. 10 uždavinys. Statusis gretasienis, jo aukštinė 12. Duota AB, AD, kampas tarp jų. Prašo rasti įstrižainę B1D. B1B yra viena iš gretasienio aukštinių, todėl B1B lygu 12. Jeigu rasime BD, tada lengvai rasime ir B1D. Pagal kosinusų teoremą, jei žinau trikampio dvi kraštines ir kampą tarp jų, galiu rasti trečią kraštinę. Pritaiko kosinusų teoremą trikampiui ABD. Gaunasi BD kvadratu lygu AB kvadratu plus AD kvadratu minus 2 ABAD kosinusai kampo tarp jų. AB žinome, tai 7, AD 3 šaknis iš 2, kampas tarp jų 45, o jo kosinusas yra šaknis iš 2 iš 2. Įstačius reikšmes ir suskaičiavus gaunasi, kad BD kvadratu lygu 25. Trikampis B1 BD yra status, kur status kampas B. Pagal Pitagoro teoremą B1D kvadratu lygu B1B kvadratu plus BD kvadratu. B1B žinome, tai 12, BD jau radome, BD kvadratu yra 25, todėl B1D kvadratu lygus 169, todėl B1D lygus 13. Atsakymas 13. 13 uždavinys. Lošimo ratas, 3 vienodi sektoriai, rodyklė sukama 2 kartus. Pirma dalis. Prašau užrašyti įvykių aibę, kur suma lygi 12. Suma bus 12, jeigu iškris 210, 66 arba 102. Šitie 3 įvykiai ir yra sumai 12 palankių įvykių aibė. Antra dalis. Prašo parodyti, kad tikimybė, kad suma 12 lygi 1/3. Iš viso įvykių yra 9, o palankus 3. Todėl tikimybė yra 3/9, o tai ir yra 1/3. Trečia dalis. Prašo baigti pildyti lentelę, kur dar neaiški sumos 16 tikimybė. Kad suma bus 16, reikia, kad iškristų 60 arba 16. Tikimybė gaunasi 2/9. Galima skaičiuoti ir kitaip. Visų langelių suma turi būti lygi 1. Sudedu trupmenas, perkeliu į dešinę, atimu, gaunasi, kad sumos 16 tikimybė 2/9. Ketvirta dalis. Klausia, ar verta žaisti šį žaidimą. Susirasime matematinę viltį. Jei apskaičiuoti reikia kiekvieno įvykio rezultatą sudauginti su jo tikimybė. Gautas sandaugas sudėti. Taigi sudauginu kiekvieno įvykio rezultatą su jo tikimybė, sandaugas sudedu, gaunasi tokia lygtis. Sudauginu, sandaugas sudedu, viltis gaunasi 12. Taigi,
Žaidimo žaisti neapsimoka, nes bilieto kaina 13, o tai daugiau už 12.